Taigi, sveiki ir labą dieną. Čia bus toks tutorialas, taip sakant, lietuviškai pamoka, kaip sukurti banerį su Photoshop CS3 nuo programų. Taigi, atsidarome Photoshop. Kaip susikurti naują langą? Paprastai, CTRL ir N. Išmeta tokią lentelę, new lapas, tai būtų į plotį suvedam 468, į aukščio langelį suvedam 60 pikselių. Spaudžiame OK, palaukime, kol susikurs naujas lapas. Na ir kaipgi padaryti reklaminį banerį, kad jis judėtų. Paprastai, spaudžiame Window Animation, štai tai. Na ir čia parašome, pavyzdžiui, kad ir savo tinklapio adresą. Šiuo atveju aš parašysiu savo, koks čia šriftas. Toksai tiktų. Taigi, www.programmok.net. Aha, spalvą pakeičiam spalvą, tai būtų šnai ir juoda. Taigi, juoda ant balto. Oho, va čia yra sekundės. Paspaudžiame čia. Ir štai mums išmeta, ką čia pasirinks. Nuo 10 sekundžių iki 0,1. Aš pasirinksiu tokį, bent jau man asmeniškai, bent jau tokį mano standartą, tai būtų 0,2. Ir susikursiu naują frame, tai yra, kaip čia pasakyti, kadrą. Spaudžiame šitą, čekšt ir atsirado toks. Tada paspaudžiame taip, paspaudžiame taip, ten išjungiu tekstą, o čia vėl įjungiu. Na ir peržiūrėjom, ką mes čia sukūrėm. Paspaudžiu play mygtuką ir volia, tekstas mirksta. Yra tekstas, dingsta vėl. Turbūt jau pagavot principą. Na, o kaip padaryti, kad jis judėtų? Paprastai. Taigi, šituos layerius aš ištrinu, ne layerius, o frame'us. Taigi, nustatau 1 sekundę, nes kai judės, tai bus tikroviškiau. Maždaug sukuriu naują šitą, pasiemu Move Tool, arba paspaudžiu tiesiog V, štai šitas, ir su pelės klavišais slenku į dešinę. Tai bus tiek, sukuriu vėl naują, vėl paslenku, vėl naują, vėl paslenku, vėl naują ir vėl paslenku. Ir tada staigiai lyg atsimuštų, aš jį paėmiu ir grąžinu tiek. Tada jis vėl pasislenka, vėl pasislenka ir vėl pasislenka. Va taip. Taigi paspaudžiu ant pirmo aš frame'o, tai yra kadro lietuviškai, ir spaudžiu play. Pasižiūrėkime, kas čia mums gausi. Štai taip. Taigi principą turbūt pagavot. Na, galiu dar vieną dalyką parodyti, tai kaip padaryti, kad mirksėtų. Na, paprastai. Štai, turime taip, ne? Spaudžiu čia. Jau esu pasirinkęs tekstą, kad jis judėtų. Galiu padaryti, kad jis judėtų ir mirksėtų. Keistų spalvą. Taigi pasirenku tiesiog spalvą. Na, būtų gal kokia žalia, kad matytųsi ant balto, tai bus ne. Čia atskiras frame'as, tai jeigu aš pakeisiu teksto spalvą, va tiesiog va taip, va. Takšt. Jį pasikeisi visuose kadruose. Va, štai matot. Tai, kad aš pakeiščiau spalvą kiekviename atskiriame kadre, turiu paspausti taip. Paspaudžiu pirmame tiesiog bus žalia, o antrame, pavyzdžiui, raudona. Taigi, spaudžiu ant sluoksnio
kitų klavišų, blending options ir color overlay. Taigi, čia bus raudona ir aš galiu pasirinkti čia bet kokią spalvą. Tai čia bus po to. Pasirinku bet kokią spalvą ir štai, jau mirksės. Taigi, čia bus vėl kita spalva, na maždaug, manau, būtų mėlyna kažkur. Taigi, pasirinku, na, tebūl nežydra ir, o šitos nereikalingus tai tiesiog ištrinsiu, kad sutaupytume laiko. Taigi, žiūrim, ką turim. Na, ir ant pirmo sluoksnio aš spaudžiu play. Play. Va. Štai ir mirksi. Na, o kaip dabar pats svarbiausias dalykas, kaip išsaugoti banerį? Paprasta. Einu į file. Einu į ne save as, o save for web and devices. Spaudžiu šitą. Palaukiu. Na, čia pas mane kompas netoks ir geras, taigi o, štai, matau tokį vaizdą, išmeta tokią lentelę ir spaudžiu, būtinai čia turėtų būti GIF, tada jis ir judės, dar va čia va galima peržiūrėti, štai taip va čia, ir va čia pasirinkti kiek kartų judės, once, tai vieną kartą pajudės ir viskas, op, viskas, forever, tai turbūt suprantat, kad visada jis taip ir judės, o jeigu pasirinksiu over, tai čia galima įrašyti kiek kartų pasileistas tie kadrai, kiek kartų pasikartos. Taigi, pasirinkęs visą šitą ir susiderinęs, spaudžiu tiesiog save. Na ir išsaugoju as GIF. Parašau savo vardą, nu ne vardą, banerio vardą. Tai bus baneris. Spaudžiu save ir išsaugoju banerį. Taigi, ačiū už dėmesį, susitiksime kitose pamokose. Čiau.